neįtikėtina, tačiau moteris per dieną ištaria daugiau nei 20 000 žodžių. Tuo tarpu vyrai po 7 000. Apie ką kalba vyrai, kai šalia nėra moterų? Kur jie išnaudoja savo kur kas kuklesnį žodžių bagažą? Muzika, o ne žodžiai savo mintis ir emocijas išreiškia Paulius Sinkevičius, populiariosios elektroninės muzikos grupės Electronic Eye vokalistas. Jis patars, kokią muziką užleisti merginai per romantišką pasimatymą, kokiom temom su ja kalbėtis, kokios moters savybės jį žavi. Nepraleiskite progos susipažinti su romantišku, bet stipraus charakterio vyru. Kas tau yra muzika? Gulėdamas lovoje daug galvojau, kas tai yra ir ką man tai reiškia. Ir supratau, padariau tokias išvadas, kad muzika yra tikrai rimtas dalykas. Muzika atgaivina atmintį, prisiminimus, muzika daug ką daro, muzika netgi gydo. Taigi man asmeniškai muzika yra kol kas tai yra mano gyvenimas. Nes kaip mes kuriam dainas, mes susirenkam studijoje. Aišku, gimsta kažkokia mintis, idėja. Tiesiog viskas ateina iš vidaus, viskas priklauso nuo būtent tos dienos nuotaikos ir panašiai, bet tos dainos susiję dauguma ir su manim iš tikrųjų. Tai su mano vidinė būsena ir mano vidinė nuotaika ir mano vertybėm, išgyvenimais kažkokiais ir panašiai. Kaip ta daina, pavyzdžiui, lyja, tarkim, kad ir palies tą dainą. Atėjo Egidijus pas mus, jisai pats kažkaip, parašė ten žodžius, mes turėjom visai kitą dainą kažkokią padarę, žodžių, padarėm tą dainą, o ten tą dainą aš neįsivaizduoju, ten kiekvienas interpretuoja savaip, iš tikro, aš laukiu lietaus, aš kažko tai tiesiog laukiu ir viską. Kokia kūrybinė profesija kurti muziką, kaip manai, ar tai yra stabilu? Aš negalvoju apie tai, ar tai yra stabilu ar nestabilu, aš tiesiog kaip viskas prasidėjo, mes pradėjom daryti kažkokią muziką, mes darėm tai savo. O po to viskas tiesiog iškilo į paviršių, nes nusprendėm, kad galbūt reikia pabandyti ir paleisti visą tai. Aš netgi negalvoju apie tokias kažkokias pasekmes ir apie kažką, man tai patinka ir aš tai darau, aš tai noriu daryti ir aš tai darysiu. Mes tai užsikabinom taip, kad aš jau senai tokią mintį turėjau. Čia toks sutapimas buvo, kad aš su šituo draugu kursavau, kur jo dabar šiandien nebuvo ir jis turėjo būti. Aš jį tik iš matymo žinojau, bet aš sugalvojau, kad reikia man su juo nuvažiuoti pasišnekėti konkrečiau. Nuvariau aš pas jį seną studiją dar. Ir žodžiu, mes ten ką. Išgerėm truputį ir nusprendėm, kad reikia padaryti kažkokią tai dainą. O čia savo malonumui. Padarėm, pažiūrėjom, kad labai gerai čia viskas gaunasi. Ne tai, kad labai gerai, bet mum abiem mus tenkino buvo ta kūryba ir žodžiu ir įsikabinom nuo to. Tampi pripažintas, pažįstamas. Kas tau yra kaip vyrui pripažinimas? Pripažinimas tikriausiai būti populiariam, bet aš to specialiai nesiekiu ir nieko aš dėl to nedarau. Tiesiog aš nežinau, ar mane daug žmonių žino, ar daug žmonių klauso, bet aš labai to norėčiau, kad mano muziką klausytų ir ją mėgtų klausyti ir žmonėm mano muzika patiktų. Tokio būtent pripažinimo aš noriu, kas liečia mano muziką. Kaip save tu įprasmini kaip vyras? Pirmiausia, tai vėlgi muzika, aišku, mano kūryba, mano dainos, turėtumėt pasiklausyti mano dainų ir suprastumėt. Aš ten save ir įprasminu iš tikrųjų per muziką. Žinoma, ir sportas, visa kita. Ir turiu daugybę pomėgių, daugybę hobių įvairiausių, taip ir stengiuosi save įprasminti iš tikrųjų. Man sportas reiškia daug, kadangi visų pirma tai žodis, kuris apibūdina sveikatą, kvėpavimą, diafragmą, man kaip vokalistui tai yra tikrai daug ką reiškia, kadangi aš
Dainuoju ir labai ekstremalias natas, tai man labai tas padeda. Kaip tik ir lankau paskaitas vokalo, tai tikrai jaučiu aš netgi ant savęs, kad man tai tikrai nauda yra. O šiaip sportas tai man kaip ir antras gyvenimo būdas po kūrybos, kadangi aš juo užsiminėjau nuo pat vaikystės. Disciplina, jeigu nori pasiekti rezultato, tai tu turi ugdytis valią. Jeigu jo žinoma neturi, o jeigu tu ją turi, tai tikrai tau pavyks. Iš tikrųjų, o valia tai pagrindinis dalykas. Aš kadangi idealistas esu, tai man labai sudėtingas to moterim. Įsirinkti kaip reikia, tai man labai sunku. Bet aš manau, kad turėtų būti irgi šiek tiek, kaip jau sakiau, truputį tokia paplaukus galbūt ir prie meno. Aš nežinau, aš neįsivaizduoju, tiesiog aš pamatau ir aš matau, ar tinka man ir netinka bendraudamas tuo žmogu. Kiekviena moteris turi kažkokių tai užslėptų, tarkim, tokių, kaip pasakyti, labai gražių dalykų ir tiesiog susitinki ir pamatai tu juos, nežinau. Galbūt ir romantiška turėtų būti. Neįsivaizduoju iš tikrųjų. Kokią muziką užleistum pasimatymą? Pirmiausia, tai aišku, galbūt užleisčiau savo muzikos, nežinau. Tobulas pasimatymas nebūtinai turi kažkoks būti kažkur tai prie žvakių šviesos ar dar kažkur. Man užtenka atsisėsti savo kažkokioj tai aplinkoje, pasidaryti vakarienę, atsikimšti vyno butelį, išgerti tą vyno butelį, pasišnekėti, pabendrauti ir man to užtenka. Esu paprastas, kuklus ir romantiškas žmogus. Nu, dar šiaip labai rimtas. Čia tiek prigaminėjom, mes tiek šnekam. Aš pavyzdžiui noriu paragauti, ką tu čia pridarai, papasakok dabar. Kas čia per šedevras? Koks čia šedevras? Čia yra krevetės. Nu gerai, dar vienas šansas. Ir kaip tu jas gaminai? Papasakok, išduosi paslaptį? Paslaptį nėra čia jokios paslapties, čia jos yra tiesiog paprasčiausiai pagamintos krevetės, kurias reikia gaminti atsakingai. Atsakingai? Aš taip nemoku. O kaip reikia atsakingai gaminti? O atsakingai tai reiškiasi, kad ne, tai aš nesileisiu gal į smulkmeniškumus visokius, tiesiog... Savo paslapčių? Tiesiog nėra čia ką išdavinėti. Jokių paslapčių, tiesiog reikia neperkepti ir viskas, nes taps guminės, aš noriu net paragauti. O padažas? Padažas, garstyčios, krienai ir pomidorų pasta. Ir kas tau yra romantika? Man yra romantika, tai turbūt staigmenos. Čia yra labai paprasta, labai taip staigmenos gali būti nuo mažiausių iki didžiausių. Tame ir yra romantika, kad kažkokiuose subtiliuose dalykuose. Turiu vieną minusą, man nepatinka gėlės. Ananasas ten, žinai, kaip nors išpuoštas, arba ten koks nors nuveda mane užrištom akim ir ten padaro... Čia yra romantika, o žvakių šviesa, ten rožių žiedlapiai, okei, bet nu kaip? Banalu. Jau geriau kokia nesąmonė, bet tokia faina. Gal net šiek tiek gali ta nesąmonė nepatikti, ta prasme, gali būti nejauki, bet tai man stebina.